Dirbdamas su žmonėmis ir padėdamas jiems spręsti nestabilios savivertės klausimus, pastebėjau vieną labai įdomų dalyką. Net ir tie, kurie itin aktyviai kritikuoja ir smerkia save, dažnu atveju moka atjausti, suprasti ir priimti kitus. Todėl šitoje vietoje yra viena pakankamai paprasta ir lengvai pritaikoma praktika. Jeigu žmogus, kuris linkęs į aštrią savikritiką, eilinį kartą nori dėl to, kad jisai kažką padarė arba dėl to, kad kažko nedarė, eilinį kartą nori pradėti smerkti ir kaltinti save, jam reikia padaryti pauzę ir užsiduoti vieną klausimą. O jeigu tai būtų nutikę mano geriausiam draugui arba mano geriausiai draugiai, ką aš tada tokiu atveju pasakyčiau tam žmogui? Ir tiesiog galvoje įsivaizduoti tokią situaciją ir galvoje sukurti tekstą, kurį tokioje situacijoje pasakytų pačiam brangiausiam žmogui. Ir tada apsukti situaciją 180 laipsnių kampu ir tą patį pasakyti savo. Lygiai tuos pačius žodžius.